Kęstutis Mačijauskas, ką tik jo komanda nukalė didžiausią kol kas šio NKL sezono sensaciją. Sveikinimai laimėjus šį aštuntfinalio mūšį, sveikinimai patekus į ketvirtfinalį. Na ir visų pirma, Kęstutį norėjau paklausti, kokių rungtynių šiandien tikėjotės ir kaip viską pavyko įgyvendinti? Ačiū, sveikinimus. Na, iš tikrųjų, tikėjomės lygiai tokių rungtynių, kokias šiandien ir buvo. Tikėjomės, kad jie turės daug energijos, turės gerą atkarpą. Varžybos iš tikrųjų labai panašios kaip ir pirmas. Mes visą laiką atsilikinėjom, o gale suradom jėgų ir tom pasinaudojom ir išplėšėm tą pergalę. Tai didžiausia pagarba Kėdainiams, nes jie tikrai kovėsi ir su traumom, ir be traumų, ir visaip kitaip. Tai džiaugiamės, kad patekome į tą kitą etapą, tai saldi labai pergalė, iš tikrųjų. Na, prieš serijos pradžią turbūt supratot, kad žaidžiat su labai patyrusia komanda, kurioje daug veteranų, kurie matė ir šilto, ir šalto, ir būtent atkrintamosiose varžybose moka žaisti. Na ir panašu, kad šiose rungtynėse iš esmės turėjo tų rungtynių kontrolę ilgą laiko dalį Kėdainiai. Kas padėjo sugrįžti vis tik į kovą ir galiausiai išplėšti tą pergalę? Tai gerai paminėjot, kad veteranai tenais. Mes tą žinom, mes iš tikrųjų, mūsų žaidybinis braižas yra bėgti, labai daug bėgti, atlikti daug metimų. Tai mes to ir norėjome šitose rungtynėse, būtent prieš veteranus, kad prieš juos bėgti, juos varginti, kantrybės labai daug turėti, kad nesvarbu, kad ir jie užpuola, tęsti tą patį darbą. Ir manau, tas ir pasiteisino varžybų gale. Kėdainių komanda labai buvo pavargusi, atliko prastus metimus, o mes toliau bėgome ir susimetėme savo. Tai mano pagrindinis tikslas toks ir buvo - bėgti greitai ir žaisti greitai. Na, reikia pripažinti, kad prie to spurto labai prisidėjo jūsų legionierius Devinas Hutchinsonas, pažėręs tritaškių seriją, galbūt prisijėmė didesnę atsakomybę, kurį laiką dar rungtynių pradžioje buvo galbūt šešėlyje, bet netekus Geitso, Hutchinsonas tarsi ant savo pečių užsimetė komandą ir ėmė ją tempti. Taip, mes puikiai pažįstam Hutchinsoną, puikiai žinom, kad jis 51 tašką buvo įmetęs šitoje lygoje. Ir mes žinojame, kad jisai, kad ir prametęs pirmus 10 metimų, jis po to galės sumesti dar 20. Tai aš iš tikrųjų jo pasitikiu, aš ir pats jam tą sakau, kad jeigu turi progą, mesk, nesvarbu, pataikai, nepataikai, sekančią ataką vėl mesk. Na, jis toks yra karštas žaidėjas, iš tikrųjų pajuto pirmą metimą pataikęs, pajuto tą ranką, iš karto antrą ir po to sekantis jau visi matėme, kad jis buvo nebesustabdomas. Na, legionieriais, bet aišku, niekaip negalim pamiršti ir lietuvių indėlio. Lukas Kazlauskas stojo prie baudų metimo linijos lemiamų momentų, kapitoniški tokie baudų metimai. Sakykit, ar žiūrėjote tuos baudų metimus, ar nusisukote iš įtampos, ar buvot kaip tik tikras, kad kapitonas pataikys? Buvau tikras, kad pataikys, vis dėlto kapitonas, jis negali pramesti tokių metimų. Žiūrėjau tos metimus, iš tikrųjų, neslėpsiu, jaudinausi, širdis buvo turbūt pulsas 120, bet įmetus pirmą baudą tikrai atsipalaidavau, žinojau, kad ir antrai mes. Tai, o apie Luką galiu pasakyti tik tiek, kad visą sezoną jis yra, nežinau, superinis žmogus ir žaidėjas, iš tikrųjų tempia labai didelę dalį ant savo pečių šitoj komandai, jis yra tik vienintelis žaidėjas. Tai didžiausia pagarba jam, na ir dar sezonas aišku nesibaigė, dar pamatysime, ką galim išdarinėti jisai. Na ir turbūt aš įsivaizduoju, tikrai vyrams dabar toks akmuo nusirito nuo pečių, paskutiniu momentu iššokote iš paskutinės vietos, galima sakyti, į atkrintamasias varžybas iš 12 vietos, nukalėt 5-ąją lygos komandą, ilgą laiką net pirmavusią visoje lygoje. Ir dabar turbūt prieš ketvirtfinalį savotiškai turbūt ta įtampa nuslūgs, kita vertus turbūt, norisi daugiau. Žinoma, noris, apetitas kyla bevalgant, tai Vilkaviškis dabar atiteks mums, žinom Vilkaviškį puikiai, išanalizuosim juos dar. Ir iš tikrųjų esame laimėję prieš juos vieną kartą, tai aš manau tikrai mes duosim ir jiems kovą. Ir patys matėt, žiūrovai pradėjo
užpildyti mūsų arenos kėdes, tai jiems čia bus tikrai labai sunku, o išvykos rungtynėse mes turim padaryti viską, kad tik laimėtume ir namų pranašumą čia parsivežtume. Na ką ir įrodėt aštuntfinalio serijoje. Taip, žinoma. Laimėjom iš tikrųjų atsitiktinių metimų tenais Kėdainiuose, mums pasisekė iš tikrųjų. O čia įrodėme, kad prie savų sirgalių mes galime labai daug padaryti. Tai ką, linkim nesustot. Dėkui.